Sveiki, sveiki. Žodžiu, kai sakant, nebuvau daug pasiruošęs tiesioginiai transliacijai, bet kai ryšys trukinėjo ir mažai žmonių susirinko, teko ją nutraukti. Ir ką, tada padarysiu jums porą greitų aukcionų. Gal sudomins. Va, šitie dalykai buvo paruošti jums tiesioginė transliacija jau čia prieš galą. Daug gerų buvo, bet tik tai, kad taip gavosi. Sakykime, kirvuką turiu. Labai fainas, smagų tokį turistinį kirvuką. Jis yra gana storas, matote, kai skalūniukas. Jis yra malkom pasiskaldyti. Tai japonas, hieroglikai matote. Ir pardavimo kaina čia, jis yra visiškai naujas, jis yra dar visur dengtas, matote, kažkokiu laku, tai kad nerūdytų nieko. Ir labai smagus toks, net kotelis yra plonesnis už patį ašmenį, vadinamą tą skėlimo. Todėl gali kiaurai kaladės pereiti ir nepasižeidžia kotelis. Plus labai ilgas išnešimas toks yra. Tai japono kirvis, brangus, matot, svoris yra, atsiuntimai brangus, viskas tai, žodžiu, todėl ir kaina brangi, ir kokybė kosminė. Visur tiek čia rašoma ir apie jų kokybę. Gal reikės paversti, įdėti nuotraukėlę dar, jeigu išeis išversti su vertėju. Ir ką, šį vakar galite jį laimėti. Jeigu laimėsite, jeigu statysit, laimėsite, būtinai pasidarykit screenshotą, ekrano nuotrauką, kad jeigu nespėsiu prižvelgti ar kažką, kad būtų kaip įrodymas, galėtų kas minutę viską susekti ir, kai sakant, žinot tikslų laimėtoją. Tai vat, ačiū Jums, aukcioną pradedam. Aukcioną pradedam, tegul būna nuo 125. Tai čia jau kaina net tikrai minusinė yra, mano, po siuntimų mokesčių visko. Bet tikiuosi, kad toks kirvukas tikrai ar į kolekciją, ar darbui bus reikalingas jums ir jūs tą kainelę kažkiek kilstelsit. Gražaus vakaro, sėkmės jums.